Aloha, ribetkos. Nu ką, vėl atvarėm į žvejybą, į ežeriuką, kur tikriausiai antroje ar trečioje vietoje pas mus, kur būna tikrai neblogi laimikiai, bet nieko nenoriu čia dabar prisikalbėti. Bet atvažiavau supykęs, noriu pagaudyti tikrai didesnių ir gerų ešerių. Tai netgi spinningą tiesiog pasiėmiau su savim, bet nerišausi. Tiesiog jeigu kažkas, jeigu privers mūsų gyvenimas, kad reikės paplaukit biškį, pavelkiauti, jeigu, patys žinot, nekimba, pabandom pavelkiauti, nors kažką pagauti. Bandysim šiandien vėl su Neptūno baitu. Yra tie masalai, kurie tikrai labai stipriai veikia ir daugelį tvenkinių, tai parodysiu ten, dabar pradėsiu su dėlę, po to gal kažkokią pupą užsidėsiu, kobrą. Ir žiūrėsim visus kitus masalus, pažiūrėsim, nes aš berods plius minus prisimenu, kokios spalvos čia veikia. Aišku, gal reikėtų pasiros mano tam video YouTube pačiam ir prisiminti, ant ko čia gaudžiau. Bet tikrai yra kažkokios tokios neblogos nuotaikos, reikia atsipūst, reikia pailsėti žvejybai, ir tada būna geriausiai. Tai ką, ruoškit arbatėlės ir varom. Va, radau tokią dėlę, man atrodo dėlė čia, ne pupa. Tik tai, kad spalva biškį pakeitusi tokią mėlyną snarglę spalvą ir man atrodo, kad šitam, jeigu gerai atsimenu tvenkinį, šita spalva kaip ir turėtų veikti. Kol kas bandysim paprastą čiburašką. Žiūrėsim, jeigu ką, bandysim sukeisti sistemas visas, nes... O, pirmų metinų ant pušies užmečiau. Very good, my friends, very good. Pamiršau, kad perišau ryte ir dabar viskas skrenda tikrai daug geriau negu prieš tai. Geras, pirmas metimas į medį, tai labai daug nusako. Taip, kad sako, kad bus gera žvejyba, kiti sako, kad labai geras žvejys. Tai jau, spręskit patys. Yra? Ne? O, atsikabino. Bet mažiukas, račiau. O, žiūrėkit, man atkando biškį uodegėlę, bet aš kažkaip galvoju, kad mes prie pupos grįšim turbūt prie violetinės spalvos, bet dabar pabandysim su lerva tą milkį kažkokį ten, kaip jinai vadinasi jau. Reikia atsimintus pavadinimus, ašgi pamirštu visą laiką hebra pasakyti, kad mano žiūrovam, o dar turim pupą, Aqua Silver, kad mano žiūrovam Neptūno bait turi nuolaidos kodą. Žvejybos magija 15% nuolaida visam užsakymam, tai hibrytę pasinaudokit, kada proga šiaip siūlau, nes tos lervos tokios, jos tikrai geros, matėte, jeigu matėt mano praeitus visokius video, tai kad jos veikia tikrai, bet kur tas mano milkį, ką taigi išėjau, va, jis vadinasi Cold Milk UV. Pabandysim ant jo, man atrodo, ant šito veikia tos narglinės spalvos čia. Jeigu ką, po to eisim prie grinai purple spalvos ar dar kažkokių. Tik tai, kad aš pastebėjau, kad pamiršau dar vieną, kur buvau užsipirkęs vėl iš Neptūno baito. Savo papildymą pamiršau garažiukę, tai reikės suktis iš to, ką turiu, bet čia dar nedidžiausia problema. Taip, nežinau, ar taip kabinam, ar vis dėlto kabinam į vidų. Gal tada geriau biškį veiks. Čia aišku priklauso, nes instrukcijai, kai žiūrėjau, Neptūno bait siūlo ir taip bandyti, nes jinai skirtingai veikia tada savo tam kojelėm. Pažiūrim, kaip iš vidaus atrodys. Tokia krevetka. Gal kol kas į kuprą kabinam. Silikonas tvirtas, normaliai įsikabina. Bandam. Nes buvo keletą kibimų mažiukų, kolega ten tą mažiuką neužkabino, bet kol kas mes ir nesuradom būrio, bet turėjau ir aš ant tos spalvos, tokios biškį mėlynos, bet man atrodo, kad šita lervutė čia veiks. Jeigu neveiks, eisim atgal prie mėlynų spalvų. Опять водокармить их, что ли? Дима, закаужился. O, turiu pagaliau.
Blemba jis kaip sunkiai kyba. O, Bet jau rimtas ešerys, o žiūrėkit chebrytė. Žiūrėkit kokias gražias spalvas jo čia arčiau pelkyno šitai vietai. Blemba. O, žiūrėkit kokias gražias spalvas. Šiaip įdomiau toksai. Bet labai įdomiai kyba. Jis gal antrą kartą mane pavijo, bet biškį taip pristabdo, bet ne ant tai, kad gulinčias, bet tik pradedant sukt. Nu va. Aš turėjau, bet pabėgo. nedidelis. Mažiukas pas jūsų, ne? Jo, mažiukas iš vis. Mažiukas. Bet juodas toks. Nu, Pas mane irgi buvo užkybęs, bet atsikabino, tai jaučiu irgi mažiukas. Да, тут при желудке стоя мелочь, короче. O to już nie mėlai. Čia jau kažką geresnio turiu hebra. Кабина. Ёпарасоте тата. видел, я по Бенце. Але он на одни стек, он тормозил. Atsikabino. O, turiu. Ojej, atsiprašau, neapskaičiau. O, žiūrėkit. Biškį piercingą į akį padariau hebrantai. Nepyk. Ne, aš taip nusprendžiau. Tu taip kabinaisi. O. Turiu. Bet mažiukas. Bet sparda. O, kaip spardasi. Drrrr. Gražiai paėmė. Konkrečiai, taip žinot, taip, nu, apsisprendęs ešerys, kaip sako. O, Lena pacešta. O, turiu. Vėl mažiukas mus sterilizavo ilgai. Bet žinot, kai turėjom praeitą žvejybą, kas matėt praeitą video, kur visą dieną nekimbi ir po to tik papuoli, tai va tokie netgi kibimai vis tiek džiugina. Nors vis tiek praskaidrina nuotaiką ir gali pasitreniruoti ant reakcijos. Aišku, kai jau taikėsi į didelius, po visos dienos po tavo ne taip, bet va buvo mažiukai ir po tavo vieną, kur neįkirtau. Ten jau buvo tikrai didesnis, nes buvo spininką taip susuko. Bet gal dar ateis ir dar didesnis. Reikia tikėtis geriausia. O, turiu. Jo, bet irgi mažiukas. Bet ant šitos spalvos irgi pabandė. Rožinė? Jo, daugiau rožinę paėmiau. Pabandymai. Oi, ei. O! Jo, ir kažką geresnio turiu. Nu, jau čia kažkas tikrai stipresnio. Lydekai. Gali būt, kad lydeka. Jo, lydeka. O, papa.
Žiūrėkit, kokia auksytė. Jo, ant ultralighto tokis kabint įdomiai. Не. Она проходная? Походу, не. А? Не. Давай зубачим. Nu pagaliau aš jį kirtau tą. Jau tiek jis mane kankino. Mašytis va, susipažinkit. Chuliganas. Tas, kur žinot, nieko nedarė beras, bet eina attriparykit, va šalia toks vat. Neturiu. Kviesk suaugusiu. Не понял, кто, блядь. O, blema. Turiu. Jo, bet mažesnį. Ага. Taip. Ne. O. Geras smūgis. Biški didesnė kažkas. O, spaudžia, gal vėl lydekaitė. A, jo, parasata. Kas buvo? Atsikabino. Ešerys buvo? Ešerys buvo geras. Jo, majo. Kodėl tik aštrus kabliukas? Plemba ir toks. Ai, kaip gaila. Nu, bandom dar. Antras kartas jau šiandien. O, na. Turiu mažiuką. Vis dėlto šitas spalva, nes jau galvoju, tiek biškį metimų buvo ir kad jau niekam neįdomi šitas spalva. Bet vis dėlto susidomėjo mažiukas. Įdomu kaip su didesniais. Ar reikės vėl grįžti, nes būtent tos spalvos lervą aš kažkur palikau, ar neatsimenu, ar gal neužsakiau papildomai. Tai dėlė. Nu, jau be uodegos, kaip ir sakiau, kad bus. Ta dėlė. Bet pažiūrėsim, gal bus dar kibiai. Tai mažiukai viską nuėma. Dėl to ta lerva gerai, kad ten nėra kam stipriai atkabint, atkast. Nu, ble. Nu, o, turiu. Vėl turiu, bet jau iš gilumos. Bet čiut bus didesnis čia. Ten gerai, kad dėlė ir be biški nukastos sudėgėlės veikia, kai ją biški toliau pakabinė. Turi su kom groti. Ei. Aš noriu tau padėt. O, žiūkai. Šitas gerai įsikabino. O. Был удар моб. Ai, va, turiu. Ne, neturiu jau. Jo, O, dabar turiu. Kažkas geresnė jo. Gali būt, kad ir lydek. Nu, kur. Op. Ну, если зайти домой, то
Blemba kaip priešinasi dabar. Praėjimai. Kažkur va čia dešiniai. Va čia. Blemba. Reikia jį pagaut. Чекай, давай. Я тебя чуть не убил. Таким другом Да. я выскочил. Žiūrėkit, koks ešeriumbas chebrytė. Eik tu savo, čia turbūt mano rekordas bus. Taip, chebrytė. Jo, chebrytė, mano rekordas. Kiek? 700. O ne, po savo. 40 čomų, 700 gramų. Chebrytė, vat. Jo, smūgis geras buvo. Atsikabinau. Jo, kažką geresnio turiu. Nežinau, ar lydeka ar ešerys. Ar ten išvis žuvis, blemba. Kažką labai paviršium tampiu, ne? Kas ten tokio? Co tam? Le. Žiūrėkit, kokį gražų dalyką pagalvojau. Kaip meno kūrinį palikt, išdžiovint. Vakariau. Ai. Ne, va. Nieko sau. Nes pagalvoju, kad tipo biškį gal didesnis, bet pasipriešinimas. Opa, labai didelis okuniukas. Op. O dabar kažką jau rimtesnio turiu. Tik nežinau ką tokio. Bet gal lydekaitė, o gal ešerys didesnis. Nematau tik tai kur. O. Prašau, neatsikabinkit. Kur yra vieta? Ai, lydekaitė. Ei, pon. Op. Nu va, lydekiokas. Tik nelegalkė bus. Bet vis tiek linksmiau. Opa. Turi sekundėlę. Kas ne lydekaitė bus? Блядь, спардasi kažkas. Opa. Prašau. Ačiū. Bet irgi bus nelegalkė.
O. Turiu kažką. Neturiu. Ne? Turiu. O jau neturiu? Ar tu? Ne, turiu. Я вот не понял. Только видно, Turit kažką? не говорю, супер. Не брыкайся. Opa. O aš dabar turiu tik irgi kažką rimtesnio. Jo, jūs tai turit. Pas mane kažkas spaudžia. Пауза? Spaudžia. Spardasi. Ne ten. Ventka. Лутка пушать. Atiduok čia. А фрикцион? Фрикцион вон зробив. О, бля. Хебра! Ой, бля. Фу! Važiuojam toliau. Хебра naujas rekordas 900 gramų. Naujas mano rekordas. Dabar rankoj padaryk nuotrauką. Įpiūrė jam Rustam. Na ką, kaip pasakiau, taip ir gavosi. Reikia dažniau taip sakyti. Aišku, kilo to nėra tikro, bet realiai pamatėt, 3 kartus pamušiau savo rekordą, tai nežinau, tikiuosi, kad čia nebus metų žvejyba arba gyvenimo, kad bus dar geresnių, bet šiuo momentu tai wow. Parašykit komentarą, nepamirškit apie Neptūno Bait nuolaidą, pirkit jau masalus, tikrai geri, matėt patys ir ką, greitai bus dar varžybos, tai tikiuosi pasimatysim dar iki varžybų, bet šiaip linkiu visiems nei žvyno, nei uodegos ir iki kito karto.